Antra knygų mugės diena, mes vėl stende artis.tv, pas mus nauja viešnia, Rūta Lup. Ką tik labai pasiekėm, jin pastebėjo mano užrašus, kur aš parašiau Rūta Lup su U ilgąja. Man iškart pataisė, kad rašosi O. Ir sakė, močiutė vadina ją Rūta Lop. Mes iš tikrųjų labai ačiū tau, Rūta, žinai, kad tu atėjai, norim visiškai, taip, draugiškai, laisvai, tiesiog tik pasišnekėti, išgirsti tavo nuomonę ir viziją, ko tu ieškai, ko nerandi, aplamai tai verta daryti ar neverta. Aš neku apie mūsų šitą platformą. Skleisti kūrybą ekrane. Tai kurie tavo nuomonė, sakykime, meno žanrai tinka, kurie visiškai netinka. Filmai, klipai čia aišku, ne, pažiūrėjau, kaip tau spektaklis? Teko ne kartą galbūt spektaklį bandyti stebėti YouTube platformoje. Toks keistas jausmas. Nėra to tokio grynumo. Kaip jau salėje būtum. Jo, taip. Bet yra ir pliusas, žiūrėk, kažko nesupratai, atsisukai, pasižiūrėjai. Faktas. Visai neseniai teko stebėti Anties prieš 15 metų kurtą roko operą Zuikis Pleibojus. Ten dar aš 16 ar 15 metų ir pati kaip peliukas vaidinu, žodžiu, vieną rolę. Bet po 15 metų tai labai turi prasmę, dėl to, kad mes dabar jau kaip ir nebeatkursime to, arba galbūt nėra tokių lūkesčių. Taip, o tada neužfiksuota buvo. Bet kadangi užfiksuota, labai gera buvo grįžti laiku turbūt ir pamatyti visą tai, plus po 15 metų tu savęs jau nebekritikuoji. Čia jau žiūriu iš tos perspektyvos, kaip aš žiūriu savo kažkokį galbūt darytą darbą. Dabar kalbant iš žiūrovo perspektyvos, tai aš irgi manau, kad tiesiog tai, kad liktų, ar ne, kaip ir knygos, pavyzdžiui, visada lieka, ar ne. Tai aš galvoju, kad ir koncertai kažkokie nuostabukai lieka, juk yra ir labai daug... Yragi koncertų vis tiek, kuriuos tu esi matęs jau po 40 kartų ir vis tiek, kai tau blogai namuose grįžęs laisvai pasileidi ir pasižiūri. Tai, kas tave atpalaiduoja, tai, kas tau patinka. Visiškai. Tai Queen'ų yra irgi nemažai turbūt tos medžiagos, kur ačiū Dievui, kad tai yra likę irgi platformoje iš stadiono, ar ne, kur minia ošia, kur tu jauti visą tą atmosferą. Tai... Iš to jų atsigavimo, iš to legendinio. Taip. Per 20 minučių tiesiog pasimė visą auditoriją. Taip. Aš šitą esu nežinau, kiek kartų klipą peržiūrėjau. Tai galbūt aš tiesiog tokį turbūt normalų pastebėjimą, kur ir visi mes suprantam, ar ne, nueiti į koncertą, spektaklį, ar ne, gyvą yra viena, bet kad tai liktų kažkur platformoje, tai man atrodo, kad yra labai netgi nuostabu, dėl to, kad ir pačiam atlikėjui, ir man atrodo žmonėm būsiam, ir apskritai žmonėm norintiems sužinoti, kaip vystėsi, pavyzdžiui, jų netgi gal veikla. Labai daug kas pradeda savo koncertus daryti tamstoje ir tamstoje, pavyzdžiui, užfiksuojamas tas koncertas, o galbūt galop visą tai baigėsi didžiausiamis arenomis ar netgi mūsų jau ir stadioną. Galų gale visko neapeisi. Kitą kartą, tai sekmadienį kokį iš vis nenori išėti iš namų, o gali apeiti, nežinau, labai nemažai. Taip. Visokiausių koncertų. O kiek tu pati dažnai, jeigu taip galima pasakyti, vartoji kultūrą namuose per ekraną? Ir kas tai, kompas, telikas, projektorius? Projektorius turbūt ta tokia tikrai gera, man atrodo, geras būdas. Garsas, kolonėlės, projektorius. Geras būdas. Būtų du viename. Esu kaip ir koncerte, bet ir viena sau žiūri. Tiesa, tai rinkčiausi projektorių. Šiuo metu televizoriaus ten ir projektoriaus pačio neturime, bet užsiminėjom visai tokiais dalykais, kaip išsinuomuojam projektorių ir galbūt pasidarom tokią ar Eurovizijos peržiūrą, žodžiu, ar kažką tai per ekranus, ar koncertų peržiūrą. Aš labai mėgėjau žiūrėti dokumentikas įvairias apie atlikėjus. Tai mano tikrai namuose daug yra muzikos ir peržvelgiamos ir kaip kažkas judėjo, galbūt dideli koncertai, galbūt inspiracija iš kažkokių tų koncertų, kaip kažkas juda, kaip kažkokią dekoracijas naudoja, visą kitą ir panašiai, nes tai kažkokią duoda impulsą galbūt ir savo tai medžiagai, ką aš galėčiau daryti. Rūta Lup po 15 metų. Ačiū. Oi, čia žinai, ne taip greitai, man atrodo, galima atsakyti, galbūt tiesiog norisi būti kūryboje, procesuose. Aš nematau savęs, pavyzdžiui, būtinai užeinančios iš mažesnių kažkokių erdvių, man atrodo, yra labai nuostabu vis sugrįžti prie artimo klausytojo rato, ar tai būtų gal net kavinės, jo, ar tai net būtų su plepistų. skirtingai ko reikia. Visiškai. Vienas nori būti
uždirbti tiesiog, kitas nori tiesiog, žinai, dalintis duše savo nuotaiką. Jo. Mano ambicijos yra tokios tiesiog, kad aš galėčiau visada kurti, visada būti muzikoje. Man labai patinka ir vat, mūsų šių 4 dienų terpė, dėl to, kad tu nepaprastai daug turbūt randi bendraminčių, kas be ko, gali pabendrauti ir apie muziką, ir apie kūrybinius kelius, ir labai mėgėja išvažiuoti su kažkokiais muzikantais, kurti kartu muziką. Tai tiesiog norisi, kad tai būtų visada gyvenime. Kad tai būtų mano vis tiek kasdienybė. Tai turbūt po 15 metų Rūta yra kūrianti ir taip pat laimingai gyvenanti, nes etapas dabar labai geras. To tau ir linkiu, kad visi norai pildytųsi. Tavo nuomonė, koks menas turėtų būti, kad būtų aktualus praėjus 50 metų? Man atrodo, mes jau dabar galime kažkiek pamatyti, kas buvo ir kas dar vis yra aktualu. Aš įsivaizduoju, kad temos visada lieka aktualios. Pavyzdžiui, Koršunovo spektaklis Išvarymas buvo apie migraciją, imigraciją ir man atrodo, jis visada liks aktualus, ar ne? Tai mes su kažkokiam temom visą laiką... Gal mes po 50 metų kosmose gyvensim? Gal. Nebus nei migracijos, nei migracijos. Bet bus įdomu, kas buvo, ar ne? Bus įdomu galbūt visiems peržvelgti kažkokią tą meilę. Čia kūrėjai visi, kurie kažką tai kurie tikisi, kad tai bus kažkam tai dar įdomu. Nu, aš galvoju, kad įdomu. Man įdomu, kai tėvai pasako kažkokia. Gal ta medžiaga nebėra tokia, pavadinkim... Mūsų tėvai ir seneliai, sakykime, neturėjo tos privilegijos, ne? Buvo žymiai pakankamai sunkiau visada užfiksuoti. Dabar eina tik tai pasakojimo istorijos. Kitą kartą taip klausai ir galvoja, čia kokį 50% dar pagražinta, kad taip negalėjo dar būti tais laikais. O mūsų laikas vis tiek viskas fiksuojama ir jau nieko neišgražinsi. Yra taip kaip yra. Tai tavo palinkėjimas tiesiog visiems kūrėjams. O, tai visiems kūrėjams, aišku, įkvėpimo, eikit, gyvenkit gyvenimą, daug istorijų, nes iš istorijų gimsta kūryba. Tai vat, gyvenkim tą gyvenimą pilnai. Pilnai semkim viską iš gyvenimo, Rūta Luz! Ačiū. Ačiū.